Ką, važiuojam? Nesitikėjau tokios mašinos. Jaučiuos kaip ne į tą pusę įsėdęs. Štai mūsų limuzinas. Didelė mašina, bliau. Žiauriai didelę gavom tą, kuri pavažiavusi priekį per staigiai užtaibris apvirs. Bet čia ne keikaras. Bet jokinga. Aš... Kaip jaučiatės japoniškam automobilį? Gamtelė. Tokia, va taip, japoniška, faina kvapas. Įsiminkite šitą kvapą. Ypač per kamerą geriausiai jaučiasi, koks yra kvapas. Žiauriai geras. Bet kvapas tai yra drėgmės. Ar bus tokie krepliai kaip Graikijoje? Aha. Pagal šitą pagal šitą garsą galima spėti, kad bus taip kaip Graikijai, kur nieko nebuvo. Bet garsas iš tiesų liūdija kitaip. Tokie jokingi augalai ten išstypę. Drėksim. Ir labai funky, kad nei vieno žmogaus. Aha, keista. Absoliučiai nei vieno. Bet kažkas gyvena geroj vietoj. Bet nesimato. Aš esu labai pastabus žmogus, Renatai. Kasekėlis daužo biškį. Geras fotas. Gerai atrodo. Kol kas japonų pasirinkimai atrakcijų man labai keisti. Kodėl? Nu, prie krioklio tuščio, o ant tilto tiek pilna žmonių. Na jo. Bilietą reikia, kad tiltą turėti. Jo. Už 3 eurus. Kuris veda neaišku. Tiesiog pirmin Oi. atgal. Tik gal tenais kažkas labai įdomus kitoj pusėje. Daug gerimukų aparatas. Arba pavalgyti. Kaip? Ačiū. Darbas kaime yra tilto prižiūrėtojas. Tilto dabotojas. Ir tada man pasakyk, ar mes tikrai galim rinktis. Čia atrodo fainas takas, jeigu būtų normalus oras. Nemanau, kad norim eiti. Kur? Čia. Nu, tokio oro tai ne. Naujo nieko nepamatysim, ne? Sneksiukų review 8 iš 10. Tarp kitko.
nebuvo vaizdo. O kamera jau. Nes rytoj jos bus vagių. Važiuojame į debesį. Ten ant avarinių mašinų. Oho, Ai, na gerai, beveik visas matas. beveik visas. Čia toks kaip pulekas. Einam per žolę tikriausiai. Pažiūrim, kur mūsų komanda. Mūsų komanda čia nais. Živilė, Komanda Its. gali papasakot, kas čia vyksta. Einame į vieną iš 3 didelių kraterių, kurį suformavo išsiveržimai. Ir šitas krateris turi 2 ežerus. Tai dabar ant šito plyno lauko mes turėtumėm pamatyti 2 ežerus, kurį vieną jau matom. Kitas dar gal atsivers. Jei labai paprašysim. Ir čia yra... Kantrybės turėsim. Jeigu kantrybės turėsim. O dar toliau paėjus yra Simarono žirgai. O jie atrodo kaip čiapulis su tokia pure. Nes čiapulytė. Tai va, pastovėsim, palūkėsim. Pažiūrėsim. Pats geriausias dalykas yra šilti gerimukai iš aparatų. Aš nemačiau. As per usual, debesį. Bet visai gerai atrodo siena. Atrodo kaip... Silent Hillas. Šis debesis turi kiaušų kvapą. Aha. Iš kur jie ateina? Iš niekur. Juos podina čionais tiesiog. Jie tiesiog atsiranda čionais. Ir iš čia atsiranda visi japonai. Tiesiog va iš čia grupė žmonių išeina ir jie išeina kažkur tai dirbti, gyventi ir toliau. Nu jo. Bet šiapas, tas anoks. Štai ir galima sudėti lietuvą. Manau, čia vanduo. Slidu. Nežinau, ar norėčiau čia pasakyti. Gerai, čia slėdu, žinau. Wow. Jau jaučiau kaip slydau. Ne. Aš manau, kad einam ten ieškoti. Nu, aš nebenorėsiu jau čia grįžti atgal. Puikus matomumas. Arba tu gali eiti. Tiksliau, jūs galite eiti, aš pastovėsiu palauksiu. Pamesim tave rūkėti, aš pasiklysi su arkliais, pradėsi gyventi. Gal. Niekad nebegrįš į Lietuvą. Aš tiesiog Būsi arklių žmogus. Aš užlipsiu ant to žirgo ir jis mane, kaip Simarono žirgas, nuves mano keliu. Pragiedrėjo. Arkliuk nesimato. Bet matos ežeras. Ir pavojingiausi pasaulio gyvūnai - žmonės. Ir va tokiu greičiu viskas užsitraukia. Tiesiog. Vaizdas dingsta. Lipam. Tikriausiai Vailavičius taip jautėsi į Everestą lipdamas. Beveik gulom galima lipti kalną.
dar toliau į kalną lipti reikia. What the fuck? Toliau lipam, karštidarės. Nesuprasi, bet realiai lipam 3 laipsnių kampą. Tuoj lipsim 5 laipsnių kampą. Mano blauzdas dega. Čia atrodo, kad per 1 kilometrą sukilsim 300 metrų. Ačiū tau, kalne, ačiū. Pradėjom lipti žemyn ir išgedrėjo ir matosi kalno viršūnės. Ar ilgai matysis? Tikriausiai kokias 30 sekundžių. Bet ten kaip gerai atrodo. Einam link kraterio. Graži vieta. Juokingiausia tai, kad išėjom į haiką ir einam tiesiog šaligatvio. Prie mašinų yra tobulas keliukas. Tiesiog pasivaikščios. Kaip į miestą. Sakė, kokį vulkano keliu. Parašyta ir galima pasičekinti vėliau. Tok. Paim kamerą. Ir ten kažkas Ten mėlynuoja. Taip, ten vanduo mėlyna. Dar vieną nakvynę. Vaizdas. Patiutė. 1% liko baterijos. Spėksim atidaryti. Taip bus atrodo. Damn. Atrodo fainai. Sorry, atsiprašau, aš esu. No smells, nes it smells. Chata. Wow.
pažiūrėjau šitą prekybcentrį. Čia gal saldainių. Ne, čia prie Milsų. Gaila, kad observatorija uždaryta. Bet einam šitą? Jo? Tuoj pažiūrėjau, kas čia. Čia yra koncertų eco-friendly hall covered by terrace gardens and host to symphony orchestras and trade exhibitions. Koncertų ir parodų rūmai. Simfoninio orkestro. Vis dar einam. Laiptukai. Bet va toks vaizdas. Reikia čia palikti iki maksimalaus vaizdo. O kad pamatytumėm bent kažkiek, padarysim tai. Wow. Visai gerai atrodo. Nuo ko? Nu, kur su lightsaber. Ai. Nes ėjo kažkoks senuolis priešais mane ir tada tam senuoliui palinksėjo lightsaberinis žmogus ir tada einu aš ir man palinksėjo. Tai realiai mane priėmė kaip savo. Nu jo, vietinis dabar tu esi. Lokalas. Lokalas? Lokalas. Tiem Japanese Gardeną. Elena. Ką? Nieko, tiesiog būnu mažu influenceriu, kaip ir tu sakei, kad aš esu mažas influenceris. Tiny influencer boy. Tiny influencer. Eisim ieškoti karpių. Eičiu, va. Paimk ir man arbatos ir kokį desertą. Kiek kainavo? 800. Taip daug. Kaip už viską. Bet nelabai jam sekasi pagauti. Man tai pagavo. Nes dabar va matau vienas ten kažkur plaukia. Va, karpis. Tiesiai, tai... Keep off the grass, tai negalima. That's the shit, ane? Šitas vis pamaitino tuos miršt iš bado. Nebelieka joms. Jo. Čia yra kažkokių kitokių. Ten yra atskiras prūdas. O eisim tenais, kur lieptelis. Gatva lieptelis. Nenorėtum lauktuvių. Norėjau sakyti, kiek silpnumas. Nu šitas nepapenėtas. Gal kartą pagauna, matosi, padarysi.
Tai neša. Žiūrėk, per šurlių. Jos papačią gali pralėti. Norėčiau, kad per šurlių. O, šis pasivyks. Galinės didelė. Renatas prie Apvalėm, fukuokos paplūdimį. Pavalgyt. Pietums. Paskutiniai pietūs Japonijoje. Rytoj dar pietausim. Na, oro uoste. Sveiki atvykę į gamtininko užrašus su Titu. Dabar eisime eksplorinti vietinių vandens tarakoną. Tiek ir užteks, pakankamai šlykštų vis viena. Na gerai, nėra labai šlykštų, jie tiesiog yra gan juokingi, bet nesu matęs tokių padarėlių. Tai gamtininko užrašai su titeliu baigėsi, judam toliau. Ką filmuot, bet kadangi paskutinę dieną, tai vyksta daiktų dėjimasis, visiška betvarkė. Bet turim progresą, gan gerai viskas pakuojas, o dabar varom valgyt vakarienės. Paskutinė vakarienė Japonijoje. Valgiau gatvinį rameną, kuris buvo labai sodrus, mėsingas, toks riebus, bet geras. Iš karto šildė skrandį. O tada paragavom labai skanios jautienos, kur ištirpo ant tiek burnoj, kad reikėjo kartoti. Ir tai buvo turbūt vienas iš tos dalykų, kuriuos valgau Japonijoje. Ant kažkokios random gatvės Fukuokoj. Dabar einam į street style market kažkokį, kur žiauriai street vibes ir visi apsirengę bele kaip street. Bet kai praėjau, groja repo muzika, bet ant live muzikos scenos toks 100-metis dėdukas setapina su savo kažkokią violiną japonišką. Tai tiesiog labai įdomu. Nice. Duok man. Kiek daug muzikantų. Pažiūrėk, tavo muzikola, Lena, tavo mėgstamiausias dalykas taip šviečia. Ne tai, ką mes ragavom, greičiausiai bus, bet tiesiog labai buvo jų nusivylimas, kai jie mums davė visų paragauti ir mes tokie... Ir mes tiesiog, tai mes mažiausią pakelį imam vieną vienetą. Ir jie, man atrodo, turėjo daug nusivylimo dėl to. Nu. Tiek? O, žiauriai gerai. Čia tiek ragavom. Man atrodo, kad ne. Taip. Bet čia yra su skoniu, čia nėra tik druska. Jo. Ar skonis yra umami? Ne. Shiitake, bonito fry, seaweed. Umami. Visiškai. Pasiruošęs į kairę ir į dešinę, ne? Prisigėrėm, dar liko susidėti daiktus. Prisigėrė čia. Tai tu negėrė alaus. Dar liko susidėti dafiga daiktų.
Not really. Nu, man tai beveik viską, nes dargi reikia viską patikrinti, ar tikrai nieks nesuduš. Reikia imti tipo snapsus, kurie laiko. 2-3 kilai. Toli gražu tokį 2-3 kilai. Nu, tai aš pradėjau. Per priklauso prie... Ten nusipirkai. O Dievas. Suvalgyt prieš šeimą. Šūdą. Bet ten buvo ilgesnis, kurį buvom radę. Na ką? Pakeleiviai. Man jau nugaros skauda, galimai. Galimai. Dar tau 3 valandas tvarkymą. Ne tik moteris, bet ir vyrus. Užvedė į rajoniuką. Ar čia pasidalinėjo, žinai? Man atrodo. Kažkaip vietom tai atrodo. Tai buvo viską. Tipo, ko? 6 minučių ko? Taip. 60 minutes in heaven, supranti? Mano pirštai neveikia. Aš taip pat nusimaudinėjau. Šitą liečiau. Ir kažkodėl neveikia. O Dieve, ir tau dėl to ryte neveikia? Tai išsives kodą. Aš nežinau. Taip, blėdė, suvienykit jėgas. 1630? 1-7. Eik, na, negaliu būti bumbukai. 1-3-7-9 žvaigždutė. Žvaigždutė. Wow. Taip. Kelionę atlaikė, bet Lietuvą nebegrįž. Bet prasmirdo. Tadam, tadam, tam, tam, tadam. Kodėl tu vestuvinių Tai maršą žinau, kažkokį? apie Latviją. Mano on-cloudai, su kuriais buvo nubėgta daugiau nei 1000 kilometrų ir pravaikščiota Japonijai ir Kinai, kurie fucking neatlaikė net vieną sezoną vaikščiant, nebegrįš į Lietuvą. Nesinai. Dar šiandien įsidėsiu, jeigu netyčia, kaip nors rasim šį fantą. Daiktai sudėta. Viskas, varysim. Keliausime į oro uostą. Tik pasidėti daiktų. Tik pasidėti daiktų ir dar biškį paturistavo truputėlį. Bet jau pasiruošę visiškai kelioniai atgal. Fiziškai, bet ne emociškai. Renatai, varysim prasimint rytoj. Word. Pačiupti živilės onigirį. Na. Taikosi į tavo onigirį. Atėjome muziejų paskutinį dieną. Kaip tavo sumu? Įdomu, čia 1:1 skalė.
Išskrendam. Pirmas skrydis. 35 šiandien. Šiaip savo vidinį laiką. Ne, labai lengva. Aš miegau geriau nei vakar. Realiai, labai gera naktis buvo. Ir labai gera kaimynė man buvo. Gera. Jo. Tai ką, viskas. Skridom į Lietuvą. Baigės kelionė. Viskas. Ačiū už dėmesį. Taip ir pabaigiam. Daiktai vis. Sumimase. Čiau.